Chebra, neseniai apsinuodėjau maistu. 2 dienas pragulėjau lovai, šiandien atsigavau ir pirmas reikalas, ką darau, tai vėl valgau kažkokie skečiai indiškoj užkandiniai, kur purvinas meniu, kurio liesti net nesinori. Bet, kas mūsų nenužudo, padaro stipresniais. Parodysiu jums labai jau indišką prieimo prie jūros. Toks šarmo turintis. Ir taip pat šiandien specialiai einu prie jūros, nes vakar buvo nauji metai ir noriu pasižiūrėti, koks ten paplūdimio stovis. Nes vakar buvo nežabotas linksmybės tenais ir buvo labai daug šiukšlių ir man įdomu pasižiūrėti, ar tas šiukšlės kas nors tvarko ir man atrodo jau tvarko. Tik ką praėjo 2 moteris nešinos maišais su buteliais. Tai panašu, kad šiukšlėmis užsiema. Galbūt tas butelius galima priduoti. Kas čia tokio? Kaip tai vadinasi, aš neatsimenu. Bet, žodžiu, tas dekoracijos, kur neva Jėzus gimė, Jėzus kūdikėlis ir su visais šventaisiais. Čia fainai padaryti. Tai va, tai čia eini prie jūros, tarp namų tiesiog, per žmonių kiemus. Ir didelė dalis iš šitų namų yra nuomojama taip pat. Čia keli žingsniai iki jūros. Buvo variantų ir čia apsistoti gyventi, bet manęs nelabai domina, kadangi labai viskas suspausta. Va čia, pavyzdžiui, išvis žmonių namie praktiškai esi. Tas šiukšlės, žinoma, šarmo neprideda. Ai, žiūrėkit. Viskas sutvarkyta. Vakar čia buvo chaosas didžiausias. Muzika groja skirtingose baruose, skirtinga muzika, labai garsiai. Žmonių pilna tiesiog. Girti indai šoka, girti indai voliojasi ant smėlio, girti indai žemė, tiesiog dramatiškai ant kelio atsistoja, atsirėmė rankomis į žemę. Buvo juokinga. Bet kadangi buvo tamsu, nefilmavau, nes reikėtų sublykstę ir tiesiog žmonės linksminas, nenorėjau čia su savo kamera lakstyti. Ir dar biški bloga buvo po apsinuodijimo, tai va, tai greitai prabėgau pro pliažą ir grįžau namo. Žodžiu, čia yra žmonės, kurie tvarko, matom, va, į maišus sudėta, tenais maišai visa pakrantė maišuos. Reiškės, viskas čia tvarkingai. Aišku, mažas šiukšlytės dar mėtosi, kaip popieriukai ir panašiai, bet didelių kažkokių nėra. Jūsų dėmesiui progresyvus ir šiuolaikiškas nuotekų atsikratymo sprendimas. Čia bėga vanduo, čia eina vamzdis, eina. Ir štai atsikratome tokiu būdu nuotekomis.
Indija 2025. Atvažiavau pas vyrukus užpilti tepalų į savo Aprilą, kadangi jau mėnesį važinėjau ir tiesiog jau metas profilaktiškai to pasirūpinti. Bičas, iš kurio nuomoju, primenu, jo garažas va čianais yra. Jisai taip pat nuomoja šitą aparatą, bet dar su manualu aš važinėti nedrįstu. Dar problema su šitais Royal Enfieldais, jie atrodo kietai, viskas cool, tik tais jie garsiai rėkia ir yra labai sunkus. Todėl jeigu varysi kur nors per smėlį, arba reikės kažkur siauram plyšyje apsisukti, bus sudėtinga. Tai, žodžiu, bičiukai, man čia pakeis tepalus, kaip suprantu. Gal dar ten kažką pasižiūrės. Liepsiu, kad stabdžius pačekintų. Žodžiu, pacanai sako, kad nebuvo alyvos pas mane. Ir tas tikėtina, nes pas mane ant spidako nerodo nei alyvos, nei greičio. Gerai, kad tik benzą rodo. Kad bent benzą rodo. Čia laša vienas kitas lašelis, bet alyvos turi būti kur kas daugiau. Labai gerai, kad užsukau, nes svarsčiau ar varyt į tolimą kelionę ir gerai, kad neišvariau, nes būtų tiesiog pusiaukeliai kažkur užsilenkęs man motociklas. Čia vyručiai plauna mocus, motorolerius, automobilius už 100 rupijų. Bus išplautas va šitas va bolidas visas dulkėtas, nes va. Aišku, aš jį eksploitinu 100% tiesiog. Karvių reketas vėl atvyko. Čia restoranėlis, ta karvė čia jau 10 minučių stovi tiesiog. Laukia matyt, kol jai bus sumokėta už šventumą. Chebra, Indija bandė mane pribaigti, bet aš išgyvenau ir aš vėl kely. Buvau apsinuodijęs maistu ir šiandien vėl leidžiuosi į nuotykį. O nuotykis susideda iš to, kad šituo greitkeliu, štai šituo, man reikia nuvykti vėl iki kitos valstijos ir tenais yra fortas. Senas kolonijinis fortas, kurį noriu aplankyti. Fortas turėtų būti ant kalno ir neblogas vaizdelis turėtų atsiverti. Tai ten ir traukiam. Stotelė su tokiais vaizdais. Maža problemėlė, kad mano vanduo į pabaigą. Va, dugnas. Ir aplinkui kaimelio nelabai yra. Ai, dar turiu tokį paliegusi butelį. Tai iš bėdos. Ir benzo bonka dėl viso pikto. Kiekvienas nuotykis man gaunasi vis toliau. Nes lankytinos vietos aplinkui artimos, jos po biškį baigėsi. Ir man reikia važiuoti vis toliau ir toliau.
užkilau į kalną tokiais vingiuotais keliukais, stačiais. Ir kuo aukščiau tuo kelias darėsi prastesnis. Kažkur čia turi būti fortas. Aš nesu tikras dėl jo konkrečios lokacijos, bet kažkur čia nais. Man regis čia šiek tiek retesnis oras, nes ir kylant į kalną, ausyse toks jausmas, kai būna leidęs arba kylis su lėktuvu, žodžiu, su slėgiu. Slėgis mažėja, kaip suprantu. Ir stil kažkokia dykynė, bet va, šventiklėlė maža, altarėlis. Traukiu toliau tuo kalnų keliuku. Žmonių aplinkų nėra, sutikau per pastarąjį laiką vienintelę beždžionę. Ta prasme, aš važiuoju ir jinai tiesiog atbėga iš priešpriešos ir mes prasilenkiam, žiūrėdami viens į kitą. Aha, kalbant apie beždžionės, va ten jos siaučia vėl. Čia sustojau, nes įdomi vieta matyti ją. Čia tvarko kelią, tikriausiai padaro, sustiprina va tenais. Ir va šituo va keliu atklydau. Yra maža problema. Problema ta, kad benzas baigęs po biškį. Turiu omeny, kai važiuoji į kalną, motoroleris jisai valgo vis tiek daugiau benzino. Ir čia labai neapskaičiuosi. Gerai, kad turiu tą butelį su savim, bet šiaip jau į pabaigą. Bet aš nepasiduosiu. Aš važiuoju iki forto, turiu pasiekti šiandien fortą, o po to, kai bus, tai bus. Oho, nejaugi čia šaltinio vanduo bėga? Va čia. Ten girdžiu kažkoks laša vandenukas. Gerai. Reiškia, jeigu ką, vandens taip pat yra čia netoli. Traukiu toliau šituo daug žadančių keliu į viršų. Varom ten. Man regis, man pavyko atvykti. Ir fortas tikriausiai yra va ten pačiam viršui, pati viršūnėlė. Ir aš tenas būtinai užkopsiu. O geriausia dalis yra ta, kad aš čia vienas. Daugiau nieko nėra. Parodys, per kur atvažiavau. Na, ten matosi keliukas. Tuo keliuku taip čia ir užkilau. Ir ten dar per kalną. Nu ir nusidaigojau, žinokit. Pačiam nesitik. Viena gražiausių vietų, kurias esu aplankęs. Užsidėjau kitą galvos apsaugą,
Nusiėmiau maikę, nes bus pekla tenais. Ir traukiu į šturmą šitos tvirtovės. Taip pat va ten dar galima užkopti, galbūt jeigu liks energijos, grįžęs. Svarstysiu šitą variantą. Kokios apseisiu ir su šita viršūnė. Įdomu, kad visur toks tarsi rūkas dulksna. Ir toli nesimato. Ryškiai nesimato. Viską šturmavau fortą. Įstatysiu čia savo vėliavą ir tai oficialiai prie mano teritoriją dabar. Aha. Ir šventiklėlė, žinoma, kur be jos. O tenais. Tvirtovė užkariauta. Žinoma, be ginklų ir be smurto, labiau metaforiškai užkariauta. Tiesiog pasiekiau ją. Buvo kas veikt. Čia ne jokai. Ir baigėsi mano vandens resursai, mano vandeniniai ištekliai. Reiks grįžinėti atgal. Va taip. Ten motociklas. Nu, einam pažiūrėti, kas ten tokio knieti man. Vis dėlto neišvengiau traktoristo įdegio. Paprastai visur su maike varau. Ir rankos dega, tai gaunasi toks perėjimas iš rudos rankos spalvos į baltą sūrį. Galbūt situacija būtų kitokia, jeigu labiau tenais paplūdimy deginčios, bet man neįdomu. Štoks. Man tas gulėjimas tiesiog ant saulės, nežinau, tiesiog netraukia. Mes čia yra, žinoma, patrankos. Paruoštas šiukšlės iš karto, kad iššaut galima būtų. O patrankos, kažkai tikro. Nežinau, aš ne ekspertas, bet atrodo tikros, solidžios patrankos. Ir štai šitas vyrukas su panašiais karoliais kaip pas mane. Žinoma, jį saugo 2 tigrai ir kardas. O mane saugo mano Dievas. Tai yra absoliuti sąmonė, kūrėjas. Čia gražu. Sakau. Man patinka, kad aš čia vienas. Nieko nėra, absoliučiai. Dar yra šiek tiek laiko, galim pabandyti. Bet tenais užsiropšti. Ant to kalno jisai, mano akimis, šiek tiek aukštesnis už šitą vietą.
Ir dar vandens šiek tiek turiu. Padariau klaidą šį kartą, kad nepasiėmiau vaisiukų. Vaisiukai visą laiką gelbsti. Jie tokie, kur duoda 2 gyvybės. Dar kas faina, kad važinėjant po tos kalnus šiandien, po tas džiunglės, labai kvepia. Tie tokie nemalonus kvapai. Tai suprantama, mieste, kaimeliuose, kur tenais turgai, kur ten žuvį parduoda, kur tenais karvės vaikštinėja. O ten, kur gamta, kvapas labai malonus. Kopsiu. Kopsiu, nežiūrint į tai, kad aš su tapkėm. Su kedais cool, bet su kedais karšta. Ilgainiui tu... Oho, kas čia tokia? Įdomus. Ilgainiui tu supranti, kad tu nenori... Tu nori tą kedų patogumą paaukoti vardant to, kad būtų vėsiau. Daug smagiau, kai kos neprakaituoja. O stapkėm irgi galima kopti, kai pripranti. Aš dar aukščiau. Va, mano vandens likutis. Šitą vandenį jau ištaškiau. Čia ant dugno. Bet turiu vilties, kad galima bus įsipilti šaltinio vandens tenais, kur buvau žemiau sustojęs, kur kelias sutvirtina, ten kažkokie darbai vyksta. Ir jau trauksiu link namų, nes saulė leidžiasi. Kai buvo kalbėta prieš tai, man patinka grįžti, kol netamsu, nes tamsos metu sunku vairuoti. Blogiausia dalis yra ta, kad duobių nesimato. Šiaip nieko baisaus, bet kai tu varai, iš toli nematai duobių ir gali į kokią įbrist normaliai ir tada parvirsti tiesiog. Va ten girdžiu, jog lašo vanduo. Ir aš pabandysiu savo jo įsipilti kažkokiu būdu. Tiesiog bėga. Labai gerai. Tai susiveiksim vandens. Veikia. Mano sistema veikia. Prisirinkau apie pusę litro. Reikia visas bakterijas išmėginti Indijoje. Ne tik kurios randamas maiste, bet ir vandenyje, kad būčiau nenužudomas. Kad manęs negalėtumėt nunuodyti jokiais nuodais, nes mano organizmas prisitaikęs tiesiog
atsparus bet kokiem mikrobam bus. Po šito vandens ypatingai. Neteks man gert šaltinio vandens. Radau mažą kioskelį pakeliai. Pasiėmiau savo normalaus šaltą netgi vandens. Ir sausinukų Crack Jack. Vakarieniauju ir prisistatę ponaičiai. Labas, labas. Jūs nevalgysi tai, ką aš valgau. Jūs makaronų gi nevalgot. Gražus tokie.